Sveiki, nauja siunta. Nedidelė, nežinau, kas čia bus, iš karto todėl ir išpakuoju ir pasižiūriu, kas čia yra. Keliavo 3-4 savaitės kažkur, tai taip. Neaišku, kada išsiųsta. Nematau. Gauta rugsėjo 2. Jau matau iš Gearbest. Neregistruota siunta iš vis buvo. Taip, kasgi čia yra? Čia yra toksai oksimetras ir pulsometras. Jisai skaičiuoja pulsą ir, kaip čia pasakyti jums paprastai, ir deguonies įsotinimą kraujyje ar kažkaip tai panašiai, jeigu lietuviškai paaiškint. Oksimetras tiesiog antoj parodysiu. Va, mato čia visus aprašymus. Signal, gerai, gal iškart pasižiūrim, kad būtų aiškiau. Čia tiesiog matuoja pulsą. Instrukcija netgi. Puiku. Ir turbūt, baterijos nėra, yra šniūras. Taip, žodžiu, gal matėt ligoninėse, ar teko susidurti tiesiog, jeigu pastebėjot, atneša seselės tokį daiktą ir prideda ligonėms prie pirštų. Tai galima pasimatuoti, ar sveikas, ar ne visai sveikas. Dabar reikia išsiaiškinti, kokios čia baterijos dedasi. Turbūt bus 3A. Šitas, taip, matot, pažymėta 3A, minusas, pliusas. Kaip jas, susigrūda, puiku. Galite tiesiog pasitikrinti, ar nesargate kokių, aš taip įsivaizduoju, plaučių ligomis, ar dar kažkuo. Plevelė gal koks skirtumas, tiek su plevelė nieks šiandien naudos. Ir sveiko žmogaus, man atrodo, turi būti nuo 94 iki 99. Ir štai čia matot, atidarau, truputį matosi. Tai tiesiog, kaip matuoja, tiesiog ten, šviesos pagalba. Dedat pirštą ir kažkaip tai taip. Tiesiog matuoja kraujyje deguonies kiekį. 99%, 98%, tai reiškia labai gerai. Dar atradau tokį paaiškinimą, kam jis naudojamas. Matot, kad jisai gali būti naudojamas hemoglobino saturacijai ir iš širdies, tiesiog pulsui matuoti. Štai, šeimoje, šitoj ligoniniai. Šiaip, kas sportuoja, dar paskui galima ten žiūrėti, matuotis vyresniems negu 60, tos, kurie dirba negu 12 valandų, po sporto ir taip toliau. Panašiai, štai dedamas pirštas, čia yra infraraudonieji spinduliai, tiesiog vienas perduoda, kitas priima ir viskas. Turi būti nagas, papulti pirštas ir nagas, kad vienas kitą peršviestų ir viskas, jau laikote. Paspaudžiam, tada parašyta paspausti ir žiūrim. Nejudinti, šiaip iš tikrųjų reikia ramiai padėti. 96, 98, pulsas nesąmoningas, toks tai tikrai ne. Taip. Kažkur tai realus. Turėtų būti 98, 99 ir 7 apie 70 pulsas. Dabar mano ranka nuleista, tai neaišku, ką čia rodo. Taip, dar ekrane matote, štai. Ekrane matote, štai užsidega oksimetrui. Ir čia tas yra saturation turbūt, ar deguonies įsotinimas kraujyje ir
beats per minute turbūt, ar ne, širdies ritmas. Nu, vat kažkaip tai taip. Nu, čia dabar rodys netiksliai, nes aš nelabai prispaudžiau gerai. Ritmo nėra, žiūrėkit, matot? Taip, dar norėjau jums parodyti, kad yra keli režimai šito aparato. Taip paspaudžiant vieną kartą, apsisuka į aną pusę parodymai, dar kitą kartą į aną pusę, dar kitą kartą irgi į aną pusę, bet matot, apačioje rodo kreivės, paskui rodo va į mane, taip gal patogiau net. Ir, dabar dar vienas režimas rodo čia didesnėm raidėm ir grįžtam atgal. Toks dvispalvis monitorius. Visai nieko. Iš tikrųjų, jeigu dėti ant to piršto, tai tada tas režimas, va štai pavyzdžiui, visai neblogas. Tai va, tai toks aparatas gudrus. Įdomus pasižaisti, pažiūrėti, pastebėti savo sveikatą, kas sportuoja, kas ne, kas pagyvenę. Tai va.